Sveiki! Esame Izraely, Petach Tikvoje, kur šiuo metu vasario 19-21 dienomis vyksta kabalistinis kongresas ir jame dalyvauja daugiau nei 2600 žmonių iš viso pasaulio, o tuo tarpu iš Lietuvos daugiau nei 30 žmonių. Ir kviečiu, eikime pasižiūrėti, kuo gyvena ši vieta ir ką jaučia ten susirinkę žmonės. Vertėjai – labai svarbi kongreso dalis. Juo labiau, kaip iš Lietuvos dalyvauja daugiau negu 30 dalyvių. Ir jie realiai sukuria tiltą tarp širdžių ir kalbų. Tai su manim čia šalia yra Vincas ir Andrius. Ir aš norėčiau jų paklausti, Vincai, ką tau reiškia konkrečiai versti kongresą į lietuvių kalbą? Būti laidininku. Ir visiškai atsipalaiduoti ir tiesiog, aš net kartais nežinau, kad aš čia kalbu, tiesiog praleisti aukštesnę informaciją visiems. Andriu, koks tavo būtų palinkėjimas klausytojams iš Lietuvos ir ne tik? Mano palinkėjimas yra susipažinti su kuo daugiau draugų. Draugų, kurie kalba tą pačią kalbą ir kitom kalbom, bet svarbiausia būti kartu su tais, ką kūrėjas parinko kaip tavo artimuosius. Su manim buvo Vincas ir Andrius, mūsų vertėjai, ir judame toliau, pažiūrėsime, kas vyksta ant stogo. Iki. Mes esame trečiame aukšte ant stogo, o tik dabar pertraukų metu, kur studentai gali toliau stiprinti ryšį. Šiuo metu prie manęs yra knygos, kurias galima įsigyti. Verčiamos jos yra įvairiausių kalbų. Mano žiniomis galima įsigyti net ir lietuvių kalbą. Bet čia žmonės taip pat atsipalaiduoja, šoka ir bendrauja. Su mumis profesionalus muzikantas iš Lietuvos, daugelio kabalistinių dainų autorius ir atlikėjas Ąžuolas Paulauskas. Kongreso metu kartu su kitais muzikantais iš viso pasaulio jis atlieka kūrinius ir mes matėme, kaip vyksta visas pasiruošimas. Ir pirmas klausimas Ąžuolai tau, kuo skiriasi kabalistinis koncertas ir kad atliekat kūrinį kongreso metu nuo įprasto renginio? Bet aš jeigu taip trumpai turėčiau atsakyti, tai atsakyčiau tada, kad skiriasi visas muzikos tikslas suvienyti žmonės ir nukreipti į mūsų tikslą. Tai reiškia automatiškai, kad keičiasi ir grojimo specifika. Automatiškai svarbu ne tiek, kiek kiekvienas individualiai yra kažkoks tai meistriškai pažengęs muzikantas, tarkim, ne? Bet kiek jisai sugeba įsiintegruoti į visumą žmonių. Bet mūsų kongresuose tai yra, kad tas jausmas, kurį mes čia patiriame, jisai yra unikalus tuo, kad visi dalyviai yra labai svarbus. Ir ne tik kas ant scenos, bet ir kas stebi, mes visi esam dalyviai. Kitaip sakant, kaip ir visas kongresas yra organizuojamas tų pačių žmonių ir tie patys žmonės yra dalyviai. Lygiai taip pat nėra mažiau svarbių ar labiau svarbių. Gaunasi, kad mes visi esam kaip vienas instrumentas. Noriu palinkėti visiems išgirsti tą melodiją, kurią pulsuoja visą visatą, visą kūrinyje, vadinkim, ir tada suras savo vietą joje.
Su mumis buvo Ąžuolas Paulauskas. Iki. Hello, so we would like to talk about Sveiki. dissemination, Norėtume about, pakalbėti apie global platinimą, Kabbalah courses, apie pasaulinius and Kabalos is, kursus. one of the lecturer. Šalia manęs yra vienas iš Aviv dėstytojų, Sofer. Aviv Sofer. And Aviv, I would like to Aviv, ask norėčiau you, jūsų what paklausti, recommendations would kokias you rekomendacijas suggest, galėtumėte duoti naujiems for studentams, new kurie pradeda students studijuoti starting Kabbalah to study kursus? Kabbalah courses? Pirmiausia, noriu pasveikinti visus studentus, visus mūsų naujus studentus iš Lietuvos. Jūs turite labai stiprią grupę, turite labai rimtus lyderius, turite daug draugų, kurie studijuoja jau daugelį metų. Baltijos ir Lietuvos grupė buvo tarp pirmųjų grupių, kurias turėjome Bnei Baruch organizacijoje. Ir taip jau daugelį metų. Kalbant apie rekomendacijas, mano pagrindinė rekomendacija yra tokia. Kiekvienas iš jūsų turėtų rasti savo vaidmenį platinime. Visai nesvarbu, ką jūs darote. Kai kurie žmonės labiau susiję su turiniu. Jie gali versti, redaguoti medžiagą ir panašiai. Kai kurie žmonės yra praktiškesni, mėgsta konkrečius darbus. Pavyzdžiui, jie gali organizuoti centrą, organizuoti įvairius dalykus. Jie geri vadyboje, todėl sudaro lenteles, Excel failus ir panašiai, nes tai jiems natūralu. Kiti žmonės yra arčiau santykių tarp draugų, jie palaiko ryšį, siunčia informaciją ir panašiai. Kai kurie turi talentą muzikuoti, gali groti, dainuoti ar daryti kitus dalykus. Žmonės daro įvairius darbus, nesvarbu, ką tu darai. Svarbu, kad tai būtų susiję su sistema ir būtų bendros sistemos dalis. Labai svarbu būti susijusiam su žmonėmis, kurie organizuoja bendrą veiklą, kad galėtum gauti užduotis ir daryti tai, kas reikalinga, o ne tai, kas nereikalinga. Prisimenu, kartą mano mokytojas sakė, kad net žmogus, kuris drožia pieštukus, tai labai paprastas veiksmas. Tu paimi pieštuką, įdedi jį į drožtuvą ir padarai taip, kad žmonės galėtų rašyti pamokoje. Tai taip pat svarbu, kaip ir žmogus, kuris skaito paskaitą. Žmonių skaičius, kurie tave mato, nenulėmė tavo svarbos. Todėl rask savo vaidmenį. Ir tai turėtų būti pastovus vaidmuo, ne vienkartinis. Reguliarus. Kiekvieną sekmadienį, pirmadienį ar trečiadienį žinau, kad turiu kažką padaryti. Jei gali tai daryti kasdien, dar geriau. Bet viskas priklauso nuo tavo laiko ir pastangų. Koks būtų pagrindinis jūsų perduodamas žinutės akcentas studentams iš Lietuvos, iš Baltijos šalių? Manau, kad Baltijos kly turi milžinišką potencialą, kurio dar nesugebėjome iki galo atskleisti. Ir manau, kad turime tai padaryti kartu. Turime rasti būdus, kaip vystyti Baltijos kly ir Lietuvos kly. Jūs turite labai patyrusius studentus, kurie turi daug patirties ir yra labai rimti. Aš juos gerai pažįstu, gerbiu juos. Kai kuriuos studentus pažįstu daugelį metų, net dešimtmečius, daugiau nei 10 ar 15 metų. Visa ši patirtis kartu su nauja karta, kuri dabar ateina studijuoti, kuri yra europietiška, supranta, kaip veikia struktūros, kaip organizuoti mokymą Lietuvoje ir sukurti atmosferą, kai yra daug išverstos medžiagos. Iš esmės turite viską. Manau, kad dabar yra laikas vystytis, o ateitis ribų neturi. Labai ačiū. Labai ačiū. Klausimas labai paprastas. Kokias pagrindinės rekomendacijas jūs duotumėte studentams, kurie pradeda studijuoti Kabalą? Manau, pačioje pradžioje žmogus vis dėlto turėtų pereiti tam tikrą bazinį kursą. Ir svarbu, kad jis būtų struktūruotas, tvarkingai sudėliotas. O ne taip, kad žmogus kažkur kažką skaitytų fragmentiškai, pavieniui, be sistemos. Mes, pavyzdžiui, esame sudėlioję apie nuo 15 iki 20 teminių pamokų. Toliau labai svarbus etapas – terminologija. Reikia teisingai išmokti terminus, kuriuos vartoja mūsų mokytojai kabalistai.
O po to jau žinoma, vyksta socialinis darbas dešimtuke. Tai yra, kai žmogus jau supranta pagrindus ir yra perėjęs bazinius kursus, jis pradeda suvokti, koks yra tikslas. Tuomet natūraliai jis supranta, kad būtina visų šių teorinių principų realizacija, jau tiesiogiai grupėje. Tada jam reikia studijuoti, ką konkrečiai jis turi daryti grupėje. Ten taip pat yra kelios dešimtys principų, o toliau jų įgyvendinimas. Ir ko jūs palinkėtumėte studentams, kurie tik pradeda? Palinkėčiau nuolat ieškoti. Svarbiausia, nelikti abejingiems. Nuolat ieškoti mūsų egzistavimo prasmės. Tai reiškia užvesti savyje vidinį variklį. Kai žmogus ieško ir yra paieškoje, tada jis pradeda gauti atsakymus. Nesvarbu, iš kur tie atsakymai ateis. Ar per kitus žmonės, ar tiesiogiai. Svarbiausia tai, kad kūrėjas arba pati gamta mumyse sužadina klausimą apie gyvenimo prasmę. Tačiau vėliau tas klausimas mumyse užgęsta. Ir jeigu žmogus neranda aplinkos, kuri jame palaikytų ir žadintų šį klausimą, jis užges ir viskas. Todėl linkėčiau, kad kiekvienas turėtų tokią aplinką. Tai gali būti žmonės, knygos, visa, kas nuolat palaiko ir stiprina žmoguje klausimą apie gyvenimo prasmę. Labai ačiū. Kabalistinės vaišės. Tai nepaprastas valgymas, o ypatingas susitikimas kartu su draugais, kuriuo metu mes per dainas, per valgymą, per ketinimą stipriname bendrą ryšį. Svarbu ne kiek patiekalai, nors jie irgi yra labai svarbus, o svarbu vienybė tarp draugų. Į sveikatą. Su mumis pats svarbiausias šios virtuvės šefas vardu Izraelis. Ar jauti, kad per maistą padedi suvienyti visus šios žmonės? Aš tuo tikiu. Ar jaučiu? Nežinau. Bet tuo reikia tikėti. Ko palinkėtum draugams iš Lietuvos? Kad jūs duotumėt vieni kitiems jėgų būti kartu, tęsti kelią ir vis stipriau bei stipriau vienytis, jausti vieni kitus ir būti kartu. Su mumis buvo pagrindinis virtuvės šefas. Ir aš kviečiu visus atvažiuoti ir paragauti jo maisto. Brangus draugai, šalia manęs yra pagrindiniai šios virtuvės šefai. Saša Obojevas ir Ješua. Šiandien norime tiesiog paklausti, kas vyksta virtuvėje užkulisiuose, kai mes to nematome. Ješua. Pirmas klausimas. Kiek žmonių iš viso reikia pamaitinti? Koks tai kiekis? Tokio kiekio Izraelyje niekas nesugebėtų pagaminti. Sakau jums visiškai atvirai. Ypač turint tokią mažą virtuvę kaip mūsų. Per pusę dienos pagaminame 6000 porcijų. Ir pagal tai, kaip mes dirbome ir žinome, kaip viskas vyksta Izraelyje, gaminti namų maistą, apdoroti kiekvieną porciją atskirai, tai gali tik mūsų draugai. Tik mes galime tai padaryti visame pasaulyje. Saša, mes žinome, kad maistas čia nėra svarbiausia. Per šias pastangas jūs gaminate visam pasauliniam kly. Visiems, kurie čia atvyko. Ką tai tau reiškia? Pasakysiu taip, nors maistas nėra svarbiausia, svarbiausia yra tai, kad žmogus būtų patenkintas. Kai atsiranda malonumas ir kai jis tampa bendras, tada mes jau jo viduje galime sujungti savo dalis. Su visais skirtumais, kurie tarp mūsų yra. Nesvarbu, kad esame skirtingi. Mes galime susijungti bendro malonumo formoje. Ši forma paklūsta tik aukščiausiai jėgai, kad visi galėtų patirti tokį malonumą, kuris yra bendras visiems. Ir kiekvienas gali į jį įsijungti. Būtent tai čia ir vyksta gaminant maistą. Puiku.
Ješua, trumpai, ko palinkėtum Lietuvos ir Baltijos kly? Ką norėtum jiems pasakyti? Visa Lietuvos ir Baltijos kly yra mano širdyje. Daugelis didžių draugų, kuriuos pažįstu, yra būtent iš ten. Jie tikrai labai stiprus ir laikosi tikslo kaip liūtai. Ko norėčiau palinkėti, kad Baltijos ir Lietuvos kly rastų savyje šį kelią į Kabalą, kuris iš tikrųjų atves mus visus ne tik į ištaisymą, bet į normalų žmogišką gyvenimą. Užteks mums kariauti ir kovoti vieniems su kitais. Draugai, laikas pakilti į žmogaus lygį, o nelikti gyvūniškame lygmenyje. Štai ko aš jums linkiu. Pratęsiant Ješua mintį, tegul meilės širdis, kuri egzistuoja virš mūsų visų, tampa mūsų bendru pagrindu, kad kiekvienas galėtume joje atrasti save ir pasidalinti šią meilę vieni su kitais. Mums reikia šios meilės jėgos, vienos visiems. Su mumis buvo pagrindiniai šios virtuvės šefai – Ješua ir Saša Obojevas. Tai sveikinamės su draugais atvykusiais iš Lietuvos į kongresą Izraelyje. Labai smagu jūs matyti. Ir norime pasikalbėti būtent koks įspūdis kongreso metu. Šiandien žinom, kad paskutinė diena, kad po to dar turėsim susitikimą bendrai visi Lietuvos draugų ant stogo ir mes kalbėsime. Bet norisi tą įspūdį perduoti ir mūsų klausytojams. Tai pirmą klausimą užduosiu Ingai, mūsų senai draugiai, kuris studijuoja. Koks jausmas ir kodėl būtent pasirinkai tą fizinį dalyvavimą, o nedalyvauti virtualiai? Labai smagus jausmas iš tikrųjų ir aš pasirinkau būtent tą fizinį, kad pajausti, būtent išjausti tą susivienimą, tą vienybės dvasia. Nes jinai taip iškelia į viršų ir tas tavo širdis atsiveria ir pasidaro tokia jautri ir tiesiog norisi mylėti visą pasaulį. Ryte, koks buvo jausmas, ane, išlipus iš lėktuvo, atvažiavai ir ateiti ir studijuoti su tūkstančiais žmonių, kurie atvažiavo iš viso pasaulio. Kaip pasikeitė tas jausmas? Tas jausmas tai čia iš vis kažkoks, jis negali žodžiais nusakyti, nes kai išlipai iš lėktuvo, tave pasitinka draugai, tave daveža, apdovanoja. Čia tokia patirtis, čia tiesiog tu niekur nesutiksi pasaulyje tokio priėmimo kaip būtent kongresas, kur tave laukia, kur tau viskas paruošta, tau tik reikia atvykti ir būti su visais kartu. Gerai, einam prie Vestos. Vesta, kaip pasikeitė pojūtis apie ryšį, kurį galvojai iki kongreso ir po to, kaip jau pamokose, kabalistinėse vaišėse, tas ryšys kiek jisai keitė ir koks jisai? Na, pamokose tai iš tikrųjų tas ryšys labai stiprėja, nes kai tu iki pamokos, kažkaip tai truputį išsisklaido tas visas ryšys. Iki pamokos aplanko ir kažkokios nuopuolio būsenos, tokios minorinės natos širdyje. Atrodo, kad esi kažką tai nepadarius, kažko tai nesupratus, galbūt per mažai investavus į tą suvokimą, kaip reikia kabalistiškai, dvasiškai augti. Na, bet viską padaro draugai. Ir tas sėdėjimas kartu, ir ta malda, ir ta metodika, kuri tave išlaisvina. Ir tikrai pamokų ypač metu viskas tarytum atsistato į savo vėžes ir vėl tu pradedi suvokti, dėl ko čia atvažiavai ir ką čia veikia. Vesta, tai tavo pirmas kongresas, taip? Mano Vengrijoje buvo Europos tas kongresas, tai čia būtų antras. Supratau. Ir Laimutė, ką vežam draugam iš Lietuvos? Džiaugsmą, vienybės pojūtį ir mūsų kelio didybę ir tiesiog palinkėjimą, kad visi pajaustų tokią šio kelio didybę, šios metodikos didybę ir kad tikrai visam pasaulyje ateitų į širdis tas noras pažinti kūrėją.
Tai buvo mūsų draugės iš Lietuvos, Laimutė, Vesta, Rytė ir Inga. Visiems linkėjimai. Sveikiname su Diana. Labas. Labas. Labai tave smagu matyti. Tu tikrai jau kelintas kartas tavo kongrese. Izraelyje. Izraelyje 5. Ir kiek atsimenu, tu viena iš pirmųjų, kur registruojasi, organizuoji ir važiuoji. Taip, visada. Tai kas tave, ar buvo kongrese toks momentas, kuris tave labai palėtė ir sujaudino? Oi, čia iš tikrųjų daug tų momentų, aš net nežinau, kokį pasirinkti. Visų pirma, kada atvažiuoja visi draugai, draugės, kada jie apsikabina, kada jie verkia, kada jie atveria širdį, kada jie pykstasi ir va čia ir dabar jie virš egoizmą pasikelia ir apsikabina. Čia man buvo iš tikrųjų didžiausias įspūdis, kada mes buvome dar Ganei Terucha, mūsų draugai iš Izraelio, iš Petach Tikvos. Jie kažką tai ten sprendė, žinai, ten kažkokį tai konfliktą norėjo, ten barėsi, žinai. O po to tokie, gerai, apsikabino ir su šypsena išėjo. Wow, bet mes materialiam gyvenime tokio nematėm. Mes net šeimoje ne visada vyras su žmona. Neturim tokių pavyzdžių. Taip, neturim tokių pavyzdžių. O čia buvo pavyzdys čia ir dabar. Daug buvo iš tikrųjų ir su moterim, kada mes mėgojame ant tų matrasų, tai čiūžinių, kaip viena kita ten pykstasi, o tos viena pametė, sako, imk. Ir čia irgi buvo moteriai, kada kiekviena karalienė, paimti ir save anuliuoti prieš kitą draugę. Daug iš tikrųjų pavyzdžių. Dabar, aš verkiu kiekvieną kongresą. Mūsų mokytojas tikrai padarė labai didelį darbą. O vyrai kokią darbą daro. Iš tikrųjų, pats didžiausias įspūdis ateina, kada vyrai atveria širdį, kada jie kaip brolis su broliu, nes čia jaučiasi tikroji meilė. Moteris nemoka taip mylėti. Iš tikrųjų, ir ačiū vyrams, kad jūs darote tokį darbą. Tai yra pasididžiavimas ir tikrai mes suprantame, kad mes kūrėją atskleisim ir pradžiuginsim kartu su jumis.